Sveiki, noriu padaryti tokią, artimiausių, sakykime, 10 metų apžvalgą, trumpą. Kas gi mūsų laukia? Žinoma, pasakyti tiksliai, kas mūsų laukia, tai yra neįmanoma. Ir jeigu kur girdite, kai jums pasakys tiksliai, viskas, kas bus, tai tiesiog, tada jau gaunasi toks kaip ir būrimas iš kavos tirščių. Bet tokias pagrindines tendencijas, kas gali būti artimiausiu metu, arba remiantis tą patirtimi, kokia yra buvusi, tai pasakyti, kas bus, ar gerai, ar blogai, ar kažko tai pasisaugoti, ar kažko tai nereikia saugotis. Astrologija gali duoti atsakymus į tokius klausimus. Ir žinoma, kad jau kas yra labai svarbu, taip kaip mes gyvenome prieš 10 metų, taip mes negyvensime tikrai niekada. Negrįš tie nuostabūs laikai, tarsi viskas eina greityn, sunkėja, bet vėlgi nepamirštame vieno dalyko, kad ne šiaip sau yra duodama visa tai, todėl kad tai yra visada duodama žmogaus augimui, galimybei tobulėti, mokytis gyventi jau naujame pasaulyje, todėl kad mes žygiuojame į vandenio erą, mes žygiuojame dar kažkur, lipame per slenksčius, link šviesos, link tobulėjimų, link ten daug dabar galite paskaityti informacijos, jos yra apstu, net sakyčiau per daug ir daug labai šlamšto. Tai mokėti atsirinkti, svarbiausia nesibaiminti viso to, tiesiog gebėti prisitaikyti prie besikeičiančių sąlygų, o tai ir yra svarbiausia. Ir mes tikrai gyvename įdomiu metu, kosminiu greičiu keičiasi pasaulis, laikas vis greitėja ir jisai tikrai greitės, kai čia rytas vakaras, čia 2 metai praėjo, 3 ir 5. Ir mes turime prie to taikytis, susiderinti, adaptuotis per savo pagrindinę planetą Mėnulę. Yra svarbiausia tas adaptavimasis prie pasaulio priėmimas, tai ar jisai yra saugus ar nesaugus, čia irgi vėlgi vienam jisai yra saugus, toks koks yra, kitam yra labai pavojingas. Taigi visada prasideda viskas nuo mūsų iš tikrųjų vidaus. Kaip mes reaguojame, kokią realybę matome ir kokią realybę kūrėme. Ir keičiasi kultūra, keičiasi žmonių įpročiai, ir požiūris keičiasi, ir aplamai bendruomenė keičiasi. Žiūrėkite, kokie įdomus gimsta dabar kitokie vaikai. Labai pasmarkėję yra kartų konfliktai, taip, kai jau tikrai anūkai senelių nebesupranta, seneliai nebesupranta anūkų. Ir ta tokia priešprieša jinai yra didėjanti ir gilėjanti. Ir tarpusavio santykiai savaime aišku irgi keičiasi. Ir astrologija šiuo atveju yra tikrai galingas įrankis, kuris gali numatyti įvykius ir patarti, kaipgi reikėtų elgtis, kad netaptumėte kažkur tai kažkokiu tai negerų įvykių sūkuryje, arba sušvelninti, sakykime, tuos dalykus, kurie atrodo grėsmingi. O kai supranti vykstančius procesus, žinoma, gyventi tampa ramiau. Arba bent jau žinai, kad susitvarkysi, žinai, kad kažko išvengti, kažkur nesilankyti, kažkur nedalyvauti ir taip toliau. Žinoma, čia tai, ką aš dabar pasakosiu, nepakeičia individualios konsultacijos, todėl kad kiekvienas žemėlapis yra ypatingas ir kitoks, planetų išsidėstymai kitokie, bet aš šiandien tiesiog aptarsiu tas tokias pagrindines tendencijas. Nesu vėlgi mondaninės astrologijos atstovė, kažkokia labai stipri, ten reikia išmanyti labai daug dalykų, kad prognozuoti ateities įvykius, bet tokią bendrą dangaus tendenciją vis dėlto aš papasakoti irgi galiu. Tai štai, kas aš esu, jeigu manęs kas nepažįstate, tai trumpai prisistatysiu. Mano vardas yra Virginija, aš esu diplomuota astrologė ir čia matote surašyta, kokių visokių įdomių dalykų aš čia esu studijavusi ir ką aš naudoju savo praktikoje su žmonėmis. Neseniai jau įtraukiau savo veiklą ir simbolon kortas, kurios yra paremtos astrologija, taro ir psichologija. Tai irgi mielai kviečiu užsisakyti tokią paslaugą, netrukus aš ją aprašysiu, įkelsiu ir pateiksiu jums susipažinti, kas tai yra, bet tai yra super
puiki metodika, lygiai taip pat per intuiciją, bet ir naudojant astrologinius simbolius, taros simbolius ir žinoma psichologiją, nes geras astrologas yra taip pat ir geras psichologas. Be psichologijos žinių, nėra ko pradėti ir konsultuoti žmones iš tikro. Ir paskutinis irgi mano yra įvaldytas, sakykime, puikiai jau, tai yra chorarinė astrologija, irgi kas tai yra, visada mielai kviečiu paskaityti mano puslapyje. Įkelsiu po šito video nuorodą ir galėsite apsilankyti ir suprasti, kas tai yra. Tai yra greiti atsakymai į klausimus, kai nereikia nagrinėti žemėlapio viso ir ieškoti, o tiesiog yra atsakymai visatoje visada čia ir dabar. Tai jeigu įdomu taip pat sekti, kuo aš gyvenu, kuo kvėpuoju, tai galite mane rasti Instagrame Virginija Astro arba Facebook'e Virginija Kvedarienė, ten prirašyta naujos kartos astrologija. Štai, trumpai apie save. Na kągi, kas pagrindiniai kokie dalykai vyks šiais metais, stebuklingi, tai yra ne šiais, 25 metais, stebuklingi dalykai, kai vienu metu vyksta labai pokyčių daug su įvairiomis aukštosiomis ir socialinėmis planetomis. Žmogus turi savo žemėlapyje 10 planetų, kurios įtakoja. Yra asmeninės planetos, kai jau yra visiška žmogaus psichologija, bet yra ir socialinės ir aukštos planetos, tokios kaip Jupiteris, Saturnas, Neptūnas, Uranas ir Plutonas, kurios kūrė ir psichologiją, bet ir tą aplinkybinį foną, kuris įtakoja žmogaus gyvenimą. Ir žmogus pagal savo jau psichologiją, jisai reaguoja į tos aplinkybės, kurios ateina. Vienam yra, sakykime, potvynis, tai yra baisus dalykas, ar ne, o kitam potvynis tai yra kažkoks įdomus reginys, kurį nepamatysi kiekvieną dieną. Ir reakcija į tai yra jau psichologija, yra vidinė. Į tuos įvykius, kurie vyksta aplinkui mus. Vienus ten kažkokie kataklizmai, katastrofos labai paliečia ir tarsi net neliečia to žmogaus asmeniškai, bet jis išgyvena ir pragyvena tai labai smarkiai, todėl kad jisai reaguoja į tai, o kitam tai ten ne pas mane, juk ten vyksta kažkas, tai ir man visiškai yra nesvarbu, todėl kad žmogus nereaguoja. Bet vėl, jeigu paimti kitokias aplinkybės, tas vienas nereaguos, o tas kitas reaguos labai smarkiai. Viskas vis dėlto, viso aplinkybinė astrologija yra nukreipta į žmogaus vidų ir visos reakcijos į aplinkybės eina iš žmogaus vidaus, iš jo traumų, iš jo karminės patirties, iš jo blokų kažkokių tai ir taip toliau, savybių netgi, sakykime, vidinių, tai priklauso. Ir 3 planetos didžiosios, kurios tikrai įtakoja įvykius pasauliniu mastu, ingresuoja į kitą ženklą. Ingresija žodis tai yra, kai planeta iš vieno ženklo pereina į kitą. Žinote tokius ženklus kaip avinas, jautis, dvynys, vėžys ir taip toliau. Tai tiesiog pradeda tos planetos pereidinėti iš vieno ženklo į kitą. Tai vat viena iš tų planetų yra Neptūnas ir šiuo metu yra žuvų ženkle, jisai yra kaip ir savoje stichijoje, nes Neptūnas yra žuvų valdovas, todėl labai plėtėsi tas dvasingumas, atsirado ezoterinių daug disciplinų, žmonės pradėjo matyti sielą, žmonės pradėjo jungtis kanalais prie dangaus, viskas valio, Neptūnas davė tas galimybes, kol jisai neperėjo į retrogradą. Ir retrogradas tai tarsi, kai planeta žygiuoja atgal. Bet iš tikrųjų jinai nežygiuoja atgal, čia tik tai yra stebėtojas, va čia va Žemėje, kaip jisai žiūri, tai susidaro toks vaizdas, tarsi tos planetos šuoliuoja atgalios. Bet įtaką tai turi, nes daro tokias kilpas. Na, čia yra sudėtingesnė astrologija, šiandien ne apie tai, aš tik tai truputį noriu jūs įvesti, ką tai reiškia. Ir štai, kai tik tai Neptūnas įžygiavo į retrogradą, taip pasipylė pseudo labai dvasingų žmonių daug, apgavysčių, melo ir netikrumo. Ir dabar iš žuvų ženklo jau greitai Neptūnas pereis į avino.
Taigi kitais metais, kovo 31, pereis į avino ženklą. Kol kas jisai yra, kadangi dar retrogradinis, tai jis dar grįš į žuvis, po to vėl šuoliuos į aviną, grįš į žuvis, šuoliuos į aviną ir į aviną pereis 26 metų sausio 27 dieną. Vadinasi, iki šitų 26 metų sausio pabaigos bus toks neapibrėžtumas labai didelis, kai jisai ir retrogradas, ir ne retrogradas, iš vieno ženklo į kitą. Ir žinote, visada pasaulyje tada gaunasi tokia sumaištis, kai aš nežinau, kas aš esu, tas dvasingumas, tai čia tikiu, tai čia netikiu. Tai labai įvairiai vėlgi pas kiekvieną, bet toks, sakykime, iš tikrųjų labai neapibrėžtas laikotarpis. Neptūnas keičia ženklą kartą į 14 metų ir visada, kai aukštosios planetos kažką tai keičia, ar tai būtų retrogradas, ar tai kitas ženklas, tai neša permainas visiems. Neptūnas yra aukštoji planeta, jinai įtakos tikrai visai Žemei turi. Kažkokius tai procesus sukelia, kažkokius tai kažką pakeičia, kažkas tai, žodžiu, tai jaučiame mes kiekvienas ir ne tik kaip kiekvienas individualus asmuo, bet mes kaip bendruomenė, kaip pasaulio gyventojai jaučiame tai per kažkokius tai procesus, per kažkokias tai aplinkybės. Ką daro Neptūnas? Uždeda rožinius akinius, daro daug iliuzinių dalykų, duoda nesupratimus, mažina koncentraciją, viskas neaišku, aš nieko nebesuprantu. Nei kas aš esu, nei kur aš gyvenu, nei aplamai kas pasaulyje dedasi. Užsidedu tas tokias iliuzijas, čia aš vadinu irgi tuos pseudo dvasingus žmonės, kurie mano, kad jie, jeigu nuėjo į dvasingumą, tai jie išvengia šito pasaulio, o iš tikrųjų tai užsideda tiesiog tas iliuzijas ir pabėga iš šito pasaulio vargų, ten į meditacijas, į dar įvairius dalykus. Ne, meditacijos yra labai puikus dalykas, jeigu tai netampa pabėgimo kažkokiu tai įrankiu. Kasgi dabar gali būti? Vat yra Neptūnas vanduo, o avinas yra kova, taigi prasidės kažkokia tai kova. Daugiau atsiras agresyvių, fanatiškų tiesos, ypač religinės tiesos skelbėjų. Daugiau fanatizmo, toks kovojimas, aš esu teisus, o tu nesi teisus, jaučiasi jau ir dabar iš tikro. Tai gims naujos religinės filosofinės koncepcijos, jos daugiau aviniškos bus poreikis ir daugiau žmonių, kurie gins silpnesnius ir labiau pažeidžiamus, ypatingai etninės grupės ir gamtą, suaktyvės ekologiniai, tie visokie kovingi metodai. Tai nėra blogai, žinoma, kur reikia ginti, jeigu tai viskas proto ribose, nenuplaukus kažkur vėl į kažkokius tai netokius vandenis, tai pakovoti ir tikrai už ką, yra už kažkokias tai etninės mažumas, už kažkokias tai rasių išlikimus, nes Neptūnas aplamai apie visą gamtą, apie žmoniją jis kalba ir kodėlgi ne, tos kovos, jeigu jos bus nukreiptos į ekologiškumą, tai tegul tai ir būna, taip. Ką paliečia, Neptūnas yra atsakingas už mūsų organizmo imuninę sistemą, atsakingas už hormonus ir visus kūno skysčius, taigi keisis mūsų imuninė sistema, kaip keisis, nežinau, bet jinai kažkuo tai keisis. Pokyčiai tokiose sistemose atsiras hormoninės sistemos, kūno skysčiai, pokyčiai ląstelėse. Tai vadinasi, jau gims vaikai vėl su kažkokia kitokia imuninė sistema ir kažkokiais pokyčiais ląstelėse. Kai yra aspektai tokių aukštųjų sudėtingų planetų, tai būna visai, būna keistos ligos, genetiniai kažkokie nukrypimai ir taip toliau, ypatingai ten, kai Uranas prasisukdavo. Tai ten tokie keistesni dalykai gimsta vaikai, kai ir autistų daugėja, ir čia irgi Neptūnas savo pirštą prie to prideda. Tiesiog kitokie žmonės, kažkiek tai. Toliau galimos stiprios emigrantų bangos, ieškojimas geresnio, gražesnio, patogesnio gyvenimo. Tarsi, Neptūnas už pasaulį pasaulyje, už gėrį pasaulyje, už gerovę pasaulyje, taip, ir jis skatina šitas emigracijas. Šuolis medicinoje, naujos vakcinos, vaistų atsiradimai. Ir kadangi tai dalyvauja tame avinas, tai gali būti agresyvūs būdai vėlgi prakišti kažką, ko visai mes nenorime, arba mums to visiškai nereikia.
Nauji kūrybiniai projektai, kryptis, vėl pokytis, ar ne, kur Neptūnas viename ženkle, o Neptūnas kitame ženkle, savaime aišku, Neptūnas atsakingas už kūrybą, gali keistis visai kūrybinės kažkokios kryptis. Ir, gal čia vėlgi stiprės kažkokie atradimai, medicina, biologija, chemija, nes Neptūnas irgi už tai atsakingas, tai čia medicininiai gali būti dalykai, bet nebūtinai. Jeigu tik tai yra kažkokie procesai reikalingi, kur yra chemija, biologija, ten bus kažkokie atradimai, išradimai, pokyčiai įdomesni, keistesni, negu dabar mes matome. Toliau sekantis stebuklas, retas atvejis, kai tiek daug planetų keičia ženklą tuose metuose. Urano ingresija į Dvynių ženklą 25 metų Liepos 8. Lapkričio 8 grįš į Jaučio ženklą, dabar yra Jaučio ženkle, ir balandžio 26 jau galutinai pereis į Dvynius. Ir ingresija vyksta kartą į 7 metus. Kaip veikia Uranas? Viską verčia aukštyn kojomis. Uranas tai yra revoliucijos, maištai, pokyčiai staigūs, kardinalūs, nenumatyti, greiti, kaip elektros koks tai trenksmas, ir apverčia visą gyvenimą aukštyn kojomis. Kol jisai keliavo Jaučio ženklų, tai ką ten darė, tiesiog išbandė mūsų stabilumą finansinį, kaip mes sugebame naudotis finansais. Žinoma, to stabilumo Uranas tikrai neduoda, bet visą laiką ant tokios bangos ir sviravome, tai kaip čia bus su tais visais finansais. Ir Uranas kalba apie tai, kad taip kaip buvo, jau nebegali būti, tai yra didelių pokyčių, staigių pokyčių planeta. Ir staiga jinai keičia ženklą, taip. Už ką atsako Uranas? Už visus kosminius techninius reikalus, už dirbtinį intelektą ir naujasias technologijas. Taigi mūsų laukia Dvyniai ženklas, irgi yra intelektualus, tai yra apie mokymasi. Tai Uranas irgi atsakingas už intelektą, tai bus taip stiprus pokyčiai intelektualiajame plane, sakykime taip. Kažkokie išradimai, atradimai, naujausios technologijos, jų daugės, jų panaudojimas didės ir taip toliau. Dvyniuose palies visus komunikacijos būdus, mokymosi procesus, gali keisti švietimo sistemos mokyklose labai smarkiai, gali padaugėti tokio nuotolinio mokymosi, gali padaugėti technologijų naudojimo. Kaip ir gerąja prasme, Uranas jisai atnaujina, įveda naujus komunikacijos variantus ir griauna, kas paseno. Taigi komunikacija iš tikrųjų stiprės tarp žmonių, tai yra gerai, vysto naujas galimybės, kaip susikalbėti su žmonėmis, kurie yra labai skirtingi, nes Uranas yra atsakingas už tą tokį susivienijimą labai skirtingų žmonių, bendrijų, bendruomenių kūrimą, vienybę tą tokią, draugystę, bendradarbiavimą ir taip toliau. Bus labai daug naujų intelektualių idėjų. Žinome, kad viską tai yra labai gražu, tik tai ar žmogus sugebės tuo pasinaudoti teigiamai, čia jau kitas klausimas. Ir žinoma, gali būti, kad daugiau jau pradės vystytis elektroniniai pinigai, o tikrieji pinigai gali eiti į užmarštį. Todėl, kad, taip jau yra. 32 metais, kadangi aš čia imu artimiausią dešimtmetį, vis tiek tie procesai, jie nėra trumpalaikiai, matote, čia neišbėgo, kai asmeninės planetos, tai čia įbėgo ženklą, išbėgo, tai ten galima dienai kažką tai pasakyti, o štai šitokios planetos, kai 7 metus, 14 metų keliauja per ženklą, tai todėl tas laikotarpis mano paimtas šį kartą yra ilgesnis. 32 metais Uranas pereis į Vėžio ženklą, o čia jau nelabai faina, todėl kad bus griaunama motinystės, šeimos samprata. Šeimos, kurios vienalytės ir taip toliau, tas lyčių klausimas čia bus labai smarkiai paliestas, nes Uranas neša šitos dalykus. Matote, mes ėjome į vandenio erą ir atsirado ten tų lyčių 70 kažkiek, taip, ir žmonės, nes Uranas jisai atsako už belytiškumą. Tai nei moteris, nei vyrai
kaip ir Merkurijus už tai atsako, taip ir Uranas už tai atsako ir įveda va tokias keistas naujoves, ko mes iki šiol tarsi nematėme, negirdėjome arba tai buvo nepriimta. Tai va nuo 32 metų, kai jis eis į Vėžio ženklą, pradės labai stipriai griauti šeimos ir motinystės sampratą. Šaknų giminės va šita sistema bus visai kitokie suvokimai ir tarsi žmogui nebereikės šito. Ar bus šeima tada vertybė, šito nežinau, ateis 32 metai ir žiūrėsime, kas darosi, bet kad bus kitoks šeimos suvokimas, tai taip. Yra tokia nuomonė, dabar mes labai smarkiai dirbame su šeimininėmis giminės istorijomis, taip, su 7 kartomis ir kad tai yra paskutinis momentas, kai mes galime tai sutvarkyti. Ateityje mums bus tiesiog uždrausta prisijungti prie šeimininių šitų saitų. Jeigu dabar mes lengvai galime padaryti srautą ir pasižiūrėti, kas dedasi mūsų 7 kartose, tai ateityje to nebebus. Na, deja. Todėl, jeigu yra galimybė dabar, dar iki kol Uranas perėjo į Vėžio ženklą, susitvarkyti savo giminės visą karminę istoriją, tai tikrai kviečiu tą ir daryti. Pokyčiai mityboje, kai gali būti peržiūrima mūsų mityba, na vėlgi visi printeriai darbas spausdinantis mėsą, nes naujausios technologijos yra su Uranu, tai tarsi, na, mums labai bruks šitos dalykus. Jeigu mes kaip ir, na, pasiduosime, tai mums gali būti neskausminga. Jeigu bus didelis pasipriešinimas, tai vėlgi gali būti tie dalykai gana skausmingi. Vėlgi, žinote, visada reikia adaptuotis prie besikeičiančių sąlygų, bet niekada nepamiršti, kad žmogus turi ir valią, ir savo nuomonę, ir savo norus, ir savo stipriasias pusės, kurias laisvai galima panaudoti, nesimušant, nekovojant, bet išlaviruojant, sakykime taip. Tėvynės sąvokos pokyčiai, vėlgi emigracija, čia ir Neptūnas prisideda, ir Uranas prisideda, tiesiog naujos tėvynės sampratos ieškojimai kažkokie tai. Kai paskutinį kartą Uranas buvo Vėžio ženkle, atsidarė McDonald's tinklas, čia apie mitybą, kai atsirado visai kitoks supratimas apie maistą ir valgymo kultūrą, ir žiūrėjau filmą, šitą geras iš tikrųjų filmas. Toks šlikštokas, pagrindinis man veikėjas, todėl kad jisai pasielgė negražiai, sakykime taip. Bet kai keitėsi valgymo kultūra, kai greitas maistas. Ir kai žmonės atvažiavo atsidarytas McDonald's restoranas ir žmonės sėda prie staliukų ir laukia, kada jiems ten atneš lėkštutę, šakutę, peilį, servetėles, ten stiklinę ir niekas nieko nesulaukia ir visi šokia, kaip tai stovėti eilėje, pasiimti, sėdėti ant suolo ir tiesiog valgyti. Tai va tiesiog keitėsi kultūra mitybos, kai pavalgyti tai nereiškia, kad sėdėti prie stalo, kuris yra pilnai serviruotas, kai padavėjas tau atneša viską sudeda, o tu pats atstovi dar eilėje, nusipirki, tau pagamino, berods per 30 sekundžių darė tas technologijas, kūrė per 30 berods sekundžių pagaminamas sumuštinis ir tau pateikiamas. Ir tu sėdi kažkur nekultūringai, sakykime, ant suolelio ir tiesiog šlamšti ir geri ir šlamšti, bet tai prigijo, patiko su laiku, nu, iš tikrųjų perversmas ir revoliucija pačiame suvokime, ar ne, kaip valgymo kultūroje, sakykime taip. Tai, kai ateis į Vėžį, pasižiūrėsime, kas dar įdomesnė bus. Toliau ir trečia dar yra, taip pat sociali planeta, Saturno ingresija, kitais metais. Ji vyksta gana dažnai, kas 2,5 metų. Ir šiuo metu Saturnas randasi Žuvų ženkle. Vėlgi tas toks ribų išplaukimas yra, nes žuvis tai yra vanduo, Saturnui vandenyje ne visai jauku, jis nelabai supranta, jis yra pasimetęs ir jisai duoda tą tokį pasimetimo, nesupratimo, socialinio augimo, profesijų pasirinkimo, klausimais šiuo metu. Gegužės 25 irgi perisijavino, daug labai ugninės energijos įsijungia kitais metais, 25. Ir po to vėl retrogradu į žuvis, po to į aviną ir jis keliaus toliau. Ir 35 metais blaškysis tarp Vėžio ir Liūto, nes jis vėl bus retrogradinis tada. Tai vėlgi
kai planeta blaškosi, tai aš nežinau, kas man yra svarbiau, dešinė ranka ar kairė ranka. Tai kas aš esu čia? Toks profesionalas ar kitoks profesionalas, nes Saturnas atsako būtent už tą socialinį augimą. Tai kokia čia ta visuomenė mūsų? Jinai tokia ar jinai tokia? Pasidalina į du būrius ir pradeda tarpusavyje muštis. Taip? Tai vat, matote, labai daug bus permainų kitais metais, kai tiesiog, duok Dieve mūsų galvelės, kad išneštų, žinoma, jos išneš. Jūs žinote, kad tai bus. Kodėl kartais aš gaunu klausimą, o koks skirtumas, jūs čia kalbate, sakote ir žmogus jaučia, kad jam kažkas yra negerai ir jis žino, dėl ko taip yra negerai. Jeigu jam sakai, ten Saturnas durniuoja, tai jisai mums duoda to neapibrėžtumo, o dar Neptūnas tai iš viso išplaukęs, tai dėl ko pas mane. Čia yra dėl to mes kalbame, dėl to mes darome savaitės, mėnesio prognozes, tam, kad jūs suprastumėte, kad ne su jumis yra netvarkoj, tai ten yra netvarkoj. Raskime ten tuos kaltus, ar ne, ir apkaltinkime. Juokauju. Tiesiog suvokimas, kad vyksta danguje ten atitinkami dalykai, dėl to kažkaip keistai elgiasi ten aplinka, kažkokie keisti procesai vyksta pasaulyje. Tai, kai žmogus suvokia, tai, iš tikrųjų yra juk lengviau. Šiaip Saturnas keliauja per to ženklus, žinoma, jis daug greičiau. Bet jeigu pasižiūrėt, kas analizuoja visus svarbius įvykius pasaulyje, tai pastebės, kad be Saturno ten neprasisukta. Ar tai valdžios keitimai, ar tai rinkimai, ar tai kažkokios kovos, ar kažkokie dar dalykai pasaulyje, katastrofos tos pačios. Saturnas nėra gera, ta prasme švelni planeta, bet jinai atsako už tvarką, jinai atsako už chaosų suvaldymą, bet tam, kad įvesti kažkokią tvarką, reikia sukelti chaosą, išversti, išgriūti, išmušti ir po to tvarkyti, įvesti tas griežtesnės priemonės. Saturnas yra vadinamas dar karminė planeta, jis turi įtakos valdymo dalykuose, kur reikalinga kontrolė ir įtaka. Kada būna retrogradinis Saturnas, šiuo metu jis yra retrogradinis, mes atsigrėžime atgal ir žiūrime, kokias klaidas padarėme ir jas dabar arba ištaisome, arba tokių pat klaidų nedarome. Nes lenda tai, kas buvo padaryta blogai, dabar šiuo momentu vyksta toks atskaitomybės momentas. Jeigu jums gyvenime einasi blogai, negerai kažkas, tai atsigręžkite, gal pažiūrėkite, peržvelkite tą priežasties pasekmės dėsnį ir jūs tikrai atrasite, kad kažkur kažką ne taip padarėte. Neina čia Dievo bausmės iš dangaus, tiesiog kiekvienas jūsų poelgis yra skaičiuojamas ir pasekmės gali būti tokios, kokios jos yra šiuo metu. Taigi, 3 didelės ir svarbios planetos keis ženklą. Tai jų įtaka visam pasauliui ir mums kiekvienam asmeniškai tikrai jausis ir jaučiasi. Trumpai čia kas vyksta, kai Saturnas keliauja per ženklus, savine Saturnas tampa piktu ir agresyviu. Nieko nepadarysi, ten yra kovingos energijos, visi nori nusistatyti savo taisyklės arba kova prieš taisyklės, prieš kažkokius nustatymus, prieš kažkokius įstatymus, norėsis jų nevykdyti, draskytis ir dar kažką daryti, arba bus kažkokios tai taisyklės, kurios brukamos per jėgą. Įstatymas, pavyzdžiui, nežinau, kvailų įstatymų juk visokių yra, kur protų nesuvokiama ir kam to reikia, ir brukimas per jėgą puikiai žinome per paskutinius 4 metus, kad buvo tokie atvejai. Nenoras paklusti galimas, čia jokios kalbos apie demokratiją. Tai laukia mūsų Saturnas savine, tai vėl toks chaosas, neapibrėžtumas, noras kovoti, noras daryti įtaką, noras ribas pažeisti, nes Saturnas kalba apie ribas, bus. Jautnyje bus ramesnis periodas, viskas tarsi aišku, viskas ramu, čia Saturnas jisai nekelia kažkokių tai vėjų didelių, tai bus mums ramiau, Dvyniuose geresnė komunikacija, bendravimas, žmonės susikalba. Geriau ten irgi Saturnas visai neblogai jaučiasi, Vėžyje jaučiasi Saturnas negerai. Bet rekomendacija į pirmą planą iškelti šeimyninės vertybės. Pavyzdžiui, kad jums tai yra svarbu,
remtis irgi į visuomeninius kažkokius dalykus, tai laikykite savo šeimoje kažkokių taisyklių ir viskas bus gerai. Liūte atsiranda daugiau tokių, kurie nori valdžioje užimti lyderio pozicijas ir atrodyti maksimaliai efektingai. Liūtas yra karalius, jis nori rodytis, tai yra ego būsena ir galės nepamatyti liūtę kažkokius tai išlendančius labai ryškius lyderius socialinėme gyvenime, nebūtinai politikoje. Toliau dar yra labai svarbu, kokie planetų aspektai susiformuoja tarp socialinių ir aukštųjų planetų. Jos sąlygoja kažkokius tai įvykius pasauliniu mastu, šalių mastu ir taip toliau. Gražus dabar aspektai. Pirmiausia, po to eisime į baisiuosius, nes jų tikrai bus. Vėlgi iki 35 metų paėmiau 10 metų, nes aukštosios socialinės planetos, matote, jos tą zodiako ratą 360 laipsnių, ar ne, vieną ženklą pereina per 14 metų. Na, jeigu jau tarp, sakykime, Neptūno ir tarp Saturno, ar ne, 2,5 susiformavo, arba tarp Neptūno, Plutono, kuris dar lėtesnis už Neptūną, susiformuoja aspektas, tai jis yra ilgam. Jeigu yra aspektas ilgam, jisai veikia visą mūsų pasaulį. Tai štai yra puikus sekstilis ir dabar tarp Urano ir Neptūno. Sekstilis yra teigiamas aspektas. Ten tarp planetų susidaro 60 laipsnių. Sekstilis yra, vis tiek pokyčiai yra. Tos planetos socialinės aukštosios įtaką pasauliai daro, bet sekstilis jisai keičia, daro pokyčius švelniau ir minkščiau, ne kardinaliai, ne per griuvimus, ne per žudimus, ne per katastrofas, ne per kažkokius tai baisius dalykus, keičia, bet pamažu ir švelniai. Žmonės kartais nejaučia, kartais jaučia šitos dalykus. Ir jeigu, sakykime, būna kataklizmas kažkoks gamtos, jisai praeis švelniai, ten niekas labai nenukentės, ten išsiliejo upė iš krantų, pratekėjo per miestelį truputėlis, žmonių žuvusių nėra, kažkiek turtas nukentėjo, bet tai yra švelnu palyginus. Ideologiniai persitvarkymai bendruomenėse, naujos idėjos, naujas progresas, ezoterikos švelnus augimas, taip pat tiesiog, kaip sakau, čia yra Dievo pirštas, kai jisai leidžia žmonėms ne per kažkokius tai, tiesiog sukrečiančius dalykus, bet vis tiek įtaką darys, kad tu turėsi ideologiškai persitvarkyti. Psichologijos, astrologijos pripažinimas ir poreikis, jis iš tikrųjų yra didelis dabar. Ir štai jisai dabar yra, išsivaikščios vasario 12. Po to dar sueis 25, yra periodas, ir bus dar keletas smulkių periodų, ir galutinai išsiskirs 30 gegužės 21. Tai ten tai gerai, tai negerai, nelabai gerai, tai gerai, tai negerai. Sakykime taip, įtaka didesnė, įtaka mažesnė. Sekstilis susiformuoja, įtaka didesnė. Kažkaip gražiai jums įkiš į galvytę, kad jūs turite tikėti taip ir taip. Toliau yra Neptūno Plutono sekstilis, čia jau pačios aukščiausios planetos, kurios įtaką daro labai didelę. Jisai sueina, tai išsiskiria jau 50 metų ir gelbėja žmoniją iš tikrųjų nuo jos sugriuvimo ir nugrimzdimo į tamsiąją pusę. Tai yra vis tiek dvasingumas su tuo gilumu. Plutonas tai yra ta planeta, kuri įtakoja, valdo mases, kuri mus taip kaip reikia pasukioja kažkiek, tai va taip irgi švelniai suka į tą progresą kažkokį, koks yra reikalingas. Plutonas ir Neptūnas vis tiek jie yra susiję su visata, šitos planetos praleidžia visus visatos evoliucinius, sakykime taip, periodus, filtras toks, ar ne, kad jeigu visata užgriūtų ant Žemės ne per tarpininkus, tai mus čia sutraiškytum, čia net dulkės neliktų. Tai planetos, o šitos aukštosios, jos yra kaip tarpininkai, kurie nuleidžia valią, sakykime taip, visatos, jie evoliucionuoja ir mes evoliucionuojame. Ir va matote, yra sekstilis vėlgi, minkštas ir fainas, kad žmonija, sakykime, evoliucionuotų irgi pamažuku, Žemė irgi tvarkytųsi ir viskas atitiktų visatos tvarką. Tarsi, žinote,
tokia apsauga yra ir kai yra sekstilis, tai yra vis tiek vyksta tie procesai, tik tai tiek, kad jie praeina švelniau, minkščiau ir žmonėms nenučiuožia stogas ar ne nuo to. Vis daugiau sąmoningumo ir dvasingumo įeina į žmonių gyvenimus, jie tampa sąmoningesni, dvasingesni, lengvesni, geresni, švelnesni, nors gal ir neatrodo taip iš pirmo žvilgsnio, bet iš tikrųjų tų, sakykime, atsivėrusių žmonių, puikių psichologų, puikių astrologų, ezoterikų, dvasios vedlių, gurų, įvairių mentorių, jie iš tikrųjų daugėja ir yra sudarytos sąlygos ir jiems augti, ir kitus žmonės paskui save vesti ir auginti. Sekantis dar vienas puikus aspektas, kurio dėka mes išgyvename, tai yra Saturno ir Urano sekstilis. Irgi sekstiliai. Taip pat jie susikuria tam tarpais, dabar bus iki kovo 26, po to dar bus 26 spalis gruodis ir baigsis 26 gruodžio 13 išsivaikščios. Nebesudarys 60 laipsnių. Nauji dalykai įsilieja pamažu, be teroro, be didelių sukrėtimų ir baisybių, naujos technologijos, nauji įstatymai, valdžios priemonės ir taip toliau. Tarsi, žinote, viskas vyksta, kaip vyksta, bet tai nėra, kad visiškai gyvenimai sugriaunami žmonėms, ne? Ten kažko labai smarkiai netenkama, viskas įsilieja pamažiukų. Kažkas keičiasi, kažkas vyksta, žmonės vieni jaučia, kiti nejaučia, vieni žmonės dvasingesni jaučia, kas vyksta, mato tą pasaulį, sakykime, visumą, kiti gyvena bunkeryje ir nieko nejaučia. Nu, čia irgi jų yra pasirinkimas taip, o po to, kai ateina kažkokie didesni sukrėtimai, būna, čia dabar, ojojoj, kaip viskas blogai. O vat kas pastebi, jaučia šitos sekstilius, supranta, kad vyksta pasaulyje kažkokie tai dalykai, kurie keičia, aplinka keičiasi, žmonės keičiasi ir aš kartu neatsilieku. Visada tokiais dalykais mes, kaip pasakyti, galime ir naudotis, žinoma. Naujos technologijos, nauji įstatymai, valdžios priemonės, taip toliau, bet bus iškelta sąlyga, čia yra sąlyga, mes kažką pakeisime. Ir jeigu tu kažką nori pakeisti, turi atsisakyti kažką seno. Vis tiek yra sąlyga. Jeigu žmogus yra įsikibęs savo senų įsitikinimų, juos dar aršiai gina, tai tas sekstilis gali sugroti ir į minusą iš tikrųjų. Bet technologijose, kadangi čia yra vėlgi Uranas, kažkokie pokyčiai jie iš tikrųjų bus. Žmogus, kaip turėtų, sakykime, čia primityvus pavyzdys, nusipirkti vis dėlto išmanųjį telefoną, ne? Bet mums yra suteiktos komfortiškos sąlygos perėjimui. Dar yra trinas tarp Saturno ir Plutono. Čia su Saturnu ir Plutonu įdomus dalykai, jie susitikinės ir įtakos smarkiai. Čia dabar yra sekstilis trinas, po to jie po sekstilio pereina į kvadratūrą, po kvadratūros pereina į triną, po to į opoziciją ir vėl į trinas, kvadratūra ir sekstilis. Tai vėlgi yra tie periodai geri, kai mes švelniai prisitaikome prie besikeičiančios aplinkos. Kai ateina kvadratūra, jinai tada patikrina, ant kiek žmogus prisitaikė prie besikeičiančios aplinkos. Jie bus tokie trumpalaikiai, čia datas nurašiau, nuo kada iki kada. Naudokitės progą pagerinti kažką tai savo gyvenime, kažką pakeisti, įvesti naujoves kažkokias, taip, prisitaikyti, prisiderinti. Išsilaikys iki 35 metų, bet tame tarpe po to matysite, mes nueisime į kvadratūras ir opozicijas, kurios gali būti nelabai malonios. Taip? Vėlgi švelniai mus stums keisti požiūrį ir pereiti į naujus dalykus. Nepabėgsime mes nuo tų pokyčių. Neužsidarysime kažkokiame bunkeryje ir kad tai manęs visiškai nelies, nepalies ir taip toliau. Žinoma, vėlgi paminėsiu, kad kiekvienas iš mūsų turi savo individualius parodymus žemėlapius ir, pavyzdžiui, gali nepaliesti, ar ne? Bet gali ir paliesti. Laukia socialiniai pakratymai, kataklizmai, kurie palyginti švelniai pakeis politikos veidą, valdžios struktūras ir naujus režimus įves.
Gamtos kataklizmai taip pat, kurie bus ne tokie stipriai griaunantis, sakykime, gamtoje. Trinas tarp Urano ir Plutono irgi. Iš tikrųjų dabar yra daug galimybių ir pasinaudoti šitais laikotarpiais. Jie duoda tikrai daug. Pokyčiai valdymo struktūrose bus. Bet kokiu atveju vėlgi sueinantis, išsiskiriantis iki 30 metų iš čia vaikščios ir keisis pačios bendruomenės veidas. Kadangi Uranas keičia ženklą, vėlgi Neptūnas keičia ženklą, Saturnas keičia ženklą. Jeigu tie ženklai nebūtų pakeisti, tai galbūt sakyčiau, mes taip vienodai, kaip buvo, taip ir bus. Bet kai keičia ženklą, tai tikrai keisis bendruomenės, politinis fonas, įstatymai, švietimo sistema ir visos kitos sistemos, kaip ir minėjau, net imuninė sistema, pas žmonės jau gims jau vėl kitokie vaikai. Ir pas mus kažkokie tai pokyčiai bus. Ir štai atėjome iki gražumo. Jungtis ir kvadratūra tarp Saturno ir Neptūno. Veiks, irgi surašiau datas. Socialiai nestabilus labai laikotarpis. Nepasitikėjimas pasaulio stabilumu. Gali būti jisai ir išorinis, bet gali būti vidinis pojūtis. Toksai, kad aš negaliu pasitikėti šio pasaulio stabilumu. Nesuprantamas, nepaaiškinamas ir pagrindo neturinčios baimės. Atsirandantis daugiau apgavikai, kurie ypatingai bandys jūs apgauti, kažką išvilioti. Saugoti savo imuninę sistemą ir mažiau žiūrėti televizorių. Nes jeigu jūs esate jautrus, tai jeigu jūs kuo daugiau žiūrėsite, kas pasaulyje vyksta, tuo daugiau naikinsite iš tikro save. Jūsų neliečia, džiaugiamės tuo, kad mūsų neliečia. Pergyvename, aukojame, ten, sakykime, kažkur įvyko katastrofa, reikia paaukoti pinigų arba kažkokiais tai daiktais, žinoma, padedame tiems, bet nepamirštame džiaugtis, kad manęs tai nepalietė. Dar vieno dalyko nepasakiau, apie Neptūno dabar prisiminiau ingresiją. Neptūnas yra vanduo. Ir Neptūnas keliauja į Aviną, vandens ištekliai. Gali būti kažkokie drastiškos priemonės dėl vandens išteklių. Jos bus pagrįstos, nežinau, bet tai, kad bus kažkokios problemos su vandeniu, tai visiškai tikėtina. O čia grįžtant atgal prie ingresijos Neptūno. Nes dabar, kol Neptūnas savo ženkle, kaip ir tokios problemos ryškios nėra, o po to gali prasidėti kova dėl vandens išteklių, kai perės į Aviną. Štai. Taigi jungtis kvadratūra šiuo momentu. Žinote, jūs nebijokite, aš dabar surašiau datas ir jau pasiruošėte, kad kažkas tai vyks. Tikrai ne, jūsų gali nepaliesti. Jūs galite tiesiog stebėti aplinką, kad kažkas tai tokio vyksta kažkur tai, neduok Dieve, pas mus, ar ne, bet neprisiimkite to iš karto savo. Žinau, kad yra žmonių, kurie mane klauso ir iš karto man rašo žinutę, siunčia su tuo išgąsčiu, tai ką man dabar daryti? Nieko. Čia yra informacinis. Vėlgi, jeigu sakau, kad jūs girdite astrologus, politologus, ar ologus kažkokius, kurie pranašauja, kas bus ateityje ir jie konkrečiai pasako, kad bus taip ir taip, tai mažiau iš tikro tikėkite, nes mes nežinome. Netgi astrologai, geri astrologai, sakykime, jie kai daro prognozes, ar ne, žiūri, yra ingresija arba yra kvadratūra tarp Saturno ir Neptūno, jie grįžta į praėjusius laikotarpius ir žiūri, kas buvo tada. Man atrodo, aš kurį tai pavyzdį buvau, ar nebuvau. Ne, dar pavyzdžių nedariau. Tai čia galima tik vadovautis, todėl kad ir ženklas kitas buvo, kai buvo tie aspektai. Ir ten, sakykime,
Neptūnas ten prieš kiek tų metų, ar ne, ten keliavo to pačių ženklų, tai buvo 14 kart 12, žiūrėkite, kiek metų atgal, taip, ten buvo vėl kitokios gyvenimo sąlygos, kitokios eros, kitokios, viskas kitaip. Ir jeigu ten, sakykime, įvyko tokia katastrofa, tai nereiškia, kad vienas prie vieno tokia pat katastrofa bus ir čia. Niekas nežino, kaip gali sugroti aspektas, sakykime, Saturno Neptūno, ypatingai kai Neptūnas įkeliauja į Aviną, o Saturnas vėl kitame ženkle. Aspektas panašus, taip, socialiai nestabilus laikotarpis, bet koks jis bus tiksliai? Saturnas bus Avine, Neptūnas bus Avine, kažkokios aistros, ugnis tikrai gali būti. Galbūt gaisrai dideli, galbūt. Saturnas už socialinį atsako, kažkokios kovos tarpusavyje už ideologiją, nes Neptūnas ideologija, ar ne? Už ekologiją, kovos kažkokios, griežtos taisyklės, galbūt. Mes tai sužinosime, kai ateis tas laikotarpis. Todėl čia yra toks stebėjimo objektas, ar ne? Kad bus tai taip, bet kaip tiksliai, tiesiog milimetras ir milimetrą išmatuoti, tai yra neįmanoma. Opozicija ir kvadratūra tarp Jupiterio ir Plutono. Kodėl kartu dedu opoziciją ir kvadratūrą, arba jungtis kvadratūra, arba opozicija jungtis? Todėl, kad poveikis panašus. Vis tiek tai yra blogai. Jupiteris Plutonas. Jupiteris yra apie, vėlgi, ideologiją, apie nuomonę, apie ekspertiškumą, apie savęs pasauliui parodymą, apie mano vertybės. Žodžiu, bus vertybių griovimas. Griovimas. Jūs kaip ekspertas esate niekas, atleidimai iš darbų galimi. Ta ekspertiškumo sąvoka. Iš tikrųjų, ta ekspertiškumo sąvoka, aš jau pastebiu, jinai senokai yra sugriuvusi. Jeigu, sakykime, aš dirbau dėstytoja, tai buvo prieš 15-12 metų, ir taip kaip studentai žiūrėjo į mane, aš buvau autoritetas, jie žiūrėjo į mane kaip ekspertą ir autoritetą. Tai dabar, kai aš dirbu su studentais, aš jau pasigendu, todėl kad visi viską žino, visi viską išmano. Visi dabar astrologai, psichologai, vaikų elgesio ekspertai, krepšinio žinovai ir taip toliau. Nors tada prieš 15 metų irgi ekspertų krepšinio srityje buvo labai daug. Bet tas yra autoritetų nebuvimas. Sugriuvusi šita autoriteto savoka, todėl kai bus šitos opozicijos kvadratūros tarp Jupiterio ir Plutono, manau, kad tai dar labiau sustiprės. Ir tu gali būti ten ekspertas iki, nežinau kiek, profesorius, mokslininkas, vis tiek ateis kažkas ir pasakys, nieko tu čia neišmanai, tu čia manęs paklausyk. Tai aš jau tą skirtumą matau, čia su vandenio era yra, kai visi tarsi lygus, visi žinantis visagalis Google, visagalis internetas, ar ne, ir galima net profesoriui pasakyti, kad tu esi neteisus. Nieko nepadarys. Griūvančios karjeros dėl išorinių aplinkybių, elito, politinių žvaigždžių išaiškinimas, griūtis, čia galimos išlendančios istorijos, karjeros pabaiga, sakykime, kažkokio tai politiko, galimos finansinių machinacijų išlendančios istorijos, nuo kurių nukentėjo daug žmonių arba gali nukentėti daug žmonių. Todėl irgi saugokite savo vertingumą, savo vertę, savo ekspertiškumą, niekam neleiskite mindyti savęs, ar ne, menkinti, žeminti ir kritikuoti. Čia žinoma, kai ateina tokios kvadratūros ir opozicijos, visada yra išbandymas, ant kiek žmogus yra viduje stiprus. Ar stiprios jo vertybės, ar laikosi į savo moralinių kažkokių nuostatų. Taip, čia gali būti tiesiog patikrinimas. Toliau, sekanti yra kvadratūra ir opozicija tarp Saturno ir Plutono. Ten mes žiūrėjome sekstilį, tarpe pailsime, švelnu, ir po to pailsime, švelnu, ir ateina kvadratūra ir opozicija. Atsiprašau, kartais klaidelės yra, skubėjau labai rašyti. Tai štai, čia bus vėliau, nuo 28 metų, tai 28
29. Toliau žemyn žiūrėkite, dar viena įtraukiau 31, 2, 3 Saturnas, Uranas. Tai mes pakvėpuojam giliai iki 29 metų ir po to mūsų laukia dar įdomesni dalykai. Situacijos susijusios su kataklizmais, sunkiomis situacijomis, socialinėmis situacijomis, maištais, socialinių hierarchijų griuvimais, teroraktai, katastrofos. Rugsėjo 11 buvo po šiuo aspektu. Atsiprašau iš tikrųjų už klaidas, šitą skaidrę praleidau. Greitai rašiau ir kažkodėl nepatikrinau klaidas po šituo aspektu. Ir labai šiam laikotarpiu iš tikrųjų rekomenduoju atkreipti dėmesį į individualias prognozes, jūsų individualaus žemėlapio, kad būtų galima, sakykime, jeigu kartais šitos kvadratūros, opozicijos kliudo jūsų kažkokius tai svarbius taškus, kompensuoti. Dirbti su savimi. Laiko dabar dar yra sočiai, todėl kad iš tikrųjų tie metai bus sudėtingi. Nežinau, netgi galbūt socialinių struktūrų griuvimai, ten kokie, pavyzdžiui, sodra kokia, pavyzdžiui, griūna. Čia tik pavyzdys. Struktūros, socialinės struktūros, kurios gali smarkiai griūti, bankrutuoti, užsidaryti, netekimai ir taip toliau. Tai šita skaidrė su daug klaidų yra pati esminė, kad jūs pasiruoštumėte 28 pabaiga, 29, čia 30 berods 4 metai bus lengvesni, nes dėl to, kad nuo 35 rugpjūčio pabaigos vėl Saturnas su Plutonu toliau darys, neprisimenu ką, kvadratūrą ar opoziciją. Tai ką mes dabar darome šito laikotarpiu? Stipriname save. Ieškome savo stiprių pusių, pradirbame baimės, pradirbame kažkokius blokus, pradirbame giminės sistemas, stipriname savo vidinę ašį, ieškome kontakto su savo vidiniu aš, atveriame kanalus susijungti su dieviškuoju aš, su kosmosu ir su viskuo, kuo tik įmanoma, geru, nes galima prisijungti prie labai negerų egregorių. Tiesiog dirbame su savo savivertėmis, dirbame su savo mėnulėmis, tai yra komforto zonomis ir požiūriu į pasaulį. Jeigu jūsų neliečia nieko labai stipriai jūsų asmeniniuose žemėlapiuose, va šita skaidrė ypatingai, tai kaip ir lengviau. Bet kiek jūs palies vis tiek aplinkiniai žmonės, kuriuos paliečia, čia kitas klausimas. Darbo su savim metai, tai turite 5, 6, 7 ir 8. 4 metai pradirbimo savęs sočiai. Ir nepamirštame, ką ir sakiau, vieno svarbaus dalyko. Viskas vyksta taip, kaip turi būti jūsų augimui. Jei jums visa tai nebus augimo zona, pas jūs nieko ir nevyks. Jūs nepapulsite nei į maištus, nei į sprogimus. Jei jūs paliečia, vadinasi, jūs atėjote į žemę išgyventi būtent tokią patirtį. Nelabai paguosiu, ar ne? Bet kai jūs priimsite tai kaip patirtį, pabandysite priimti tai kaip patirtį, viskas, kas gali būti negero, jums tiesiog neįvyks tai baisiai, ar ne? Arba nebus kažkokie labai sunkus išgyvenimai jūsų gyvenime. Taip, kad nudžiuginti labai neturiu kuo, kas nuliūdote labai, tai keliate aukštyn savo savivertės ir taip toliau, ruošiamės, perspėti vadinasi, žinote, einate, tvarkote savo, kaip sakyti, tas vietas, kurios yra sudėtingos, nepraeinamos, kur yra, kaip jau daug čia kriterijų minėjau, ir traumos, ir vaikystės traumos, ir karminės traumos atsineštos, ir giminės visa linija, ir giminės karmos linija, ir daug visokių dalykų, kuriuos tikrai turite laiko pradirbti. Taigi sėkmės ir iki sekančių prognozių. Tikiuosi gerų.